Sveiki, aš esu Akslapas ir Žinina, kaip matote, aš vėl be savo gražiųjų plaukų. Žinot, kodėl aš nusiėmiau? Todėl, kad labai atsibodo. Trukdo miegot, vėlėsi, kiekvieną dieną turiu škotis, ir man labai atsibodo. Taigi šiandieną bus filmukas. Mano grožis dingo ir visi draugai nuo manęs bėgo. Aš pavadinimą gal... Na, žodžiu. Aš ateisiu į mokyklą ir visi sakys, kodėl tu čia be plaukų, kas čia darosi? Visi, bėga. Nes aš pasidarysiu vėl nebegražiai. Gero žiūrėjimo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... Užtiko tų žadintuvą. Gerai, nukelti. Labas, mama. Gerai, aš nupraus. Iki gerų pažymių ir gerai mokykės būtinai. Šią savaitę nebuvai mokykloje, sirgai, todėl daug ko neišmokai. Prašau gerai mokytis. Gerai, mama. Ate. Iki. Labas, Auksė, kodėl tu be savo tokios gražios šukuosenos? Labai atsibodo ir aš nebenoriu to šukuosenos. Siaubas, Auksė, be savo šukuosenos! Auksė, be savo šukuosenos? Bėgu. Dieve, Auksė, kodėl tu pasielgi? Dabar visi nuo tavęs bėgsim. O Dieve, kokia tu baisi. Labai gražesnė nei anksčiau. Siaubas! Negaliu į tave žiūrėti. Daugiau nieko nėra. Net geriausia draugė nuo manęs pabėgo. Siaubas. Ką dabar daryti? Nei vieno draugo nebeturiu. Labas, Aukse, kaip sekėsi? Nekaip. Žinok, labai blogai. Blogi pažymiai? Pažymiai tai ne. Visi nuo manęs pabėgo už tai, kad aš be savo šukuosenos. Reiškia, tau ją reikia vėl užsidėti. Ne, nesidėsiu. Nu ir nesiseka. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Jeigu jums jis patiko, žinoma, spauskite like. Ate!